Sveiki sugrįžę į Kauto Kodo kanalą. Taigi, šiandieną mūsų laidoje jau ganėtinai ilgai lauktas epizodas kai kurių žmonių. Ir tie žmonės netgi man asmeniškai rašė ir aš jiems atrašiau savo įžvalgas apie šį produktą. Tai šitą produktą aš turiu jau kuris laikas. Ir tiesiog nenorėjau apie jį daryti dar taip labai greitai video ar apžvalgos, nes tikrai norėjau jį patestuoti. Tai praeitais metais gal iš visų savo galimo laiko apie 30% skyriau Šaulių sąjungai ir tikrai dalyvau ne vienam žygį, ne viename pratybose, ne vienose. Ir teko tikrai daug nueit, buvo ir 40 km per porą dienų ar per vieną dieną buvo nueita. Ir tikrai daug taktikavau, daug pratybų buvo. Ir dažniausiai aš naudoju savo 511 liemenę, ne? Tai šitą produktą, tai yra lietuvių gamintojas Karo Tactical ir šiandien šnekėsim apie jų liemenę, tai yra Carrier Plate'as MK2 ir aš jį norėjau tikrai ištestuoti, nes man didžiausias klausimas asmeniškai buvo, kaip pasižiūrėjus į puslapį, kad jinai kainuoja 220 eurų. Ir tai tik tai yra priekis ir galas, tai nei šoninių, kaip pasakyti, laikiklių nėra, vadinamų kamerbandais, nei jokių kitų priedėlių prie jos, tai tik tai priekis ir galas. Tai už ką tie pinigai yra mokami, aš taip pasižiūrėjęs ganėtinai gal skeptiškai žiūrėjau, nes suma tikrai nėra maža, tik už priekį ir galą, kur plokštis įsideda. Tai tikrai norėjusi protestuoti, pasižiūrėti, kas per produktas ir kas jame yra gera. Ir kodėl tokia kaina. Tai žinoma, mes galim šnekėti apie, iš ko jinai yra pagaminta, tai 500 dekordūra, PU coatedas, myras yra šitoj liemeniai, tada visi užtrauktukai yra japoniški. Visą tai jūs galit paskaityti patys puslapį gamintojo. Tai kaip aš šnekėjau su Karoliu, man didžiausią įspūdį paliko jo filosofija. Tai Karo Tactical nėra prekės ženklas, kuris fokusuojasi į gaminį. Tai Karo Tactical fokusuojasi į vartotoją ir į problemas, su kuriomis turi tas vartotojas susidurti. Tai jeigu šnekam apie šarvinę liemenę, kokios didžiausios problemos būna vartotojams su šarvinėm liemenėm. Tai galiu pasakyti tiesiai šviesiai, pas mane viena iš mano problemų būdavo, kad einant, pavyzdžiui, kai buvo praeitais metais kovo mėnesį geriausių skyrių varžybos Utenoj, tai aš ėjau 40 km su 511 liemene, su pilnais šarvais, jinai svėrė gal netoli 10 kg ir man kas dažniausiai būna, tai man pradeda skaudėti pečiai, nes liemenė plus didžiulė kuprinė, didžiulis atstumas, įtampos daug ir tikrai nuspaudžia ir pavargsti ir tas nuovargis jaučiasi. Tai praeitų metų jau lapkritį mes turėjome lyderio pratybas ir į lyderio pratybas aš ėjau su Karo Tactical liemene. Tai kas man paliko didžiausią įspūdį, kad praėjus visas pratybas, ten buvo apie 35 km susidarė per dieną su biškučiu, tai nesijauti visiškai jokio nuovargio ant pečių. Ir iš pradžių aš to nesuvokiau per pačias visas pratybas, bet kaip jau po visko nusimetėm kuprinės, jau gavom atsipūsti ir jau pradėjom pakuotis, aš tai galvoju, kažkas keisto, nes man neskauda pečiai, nes dažniausiai jie būna nuspausti. O 511, tai mes matom, kad, ta prasme, jinai jau yra ganėtinai, petnešos yra ganėtinai storos, ne? Tai čia jau yra integruotas visas paminkštinimas. Tai tas paminkštinimas, kaip pasakyti, ir pliusas, bet gaunasi ir tikrai nemažas minusas, nes paminkštinimai tokie, plus kuprinės svoris tikrai nuspaudžia pečius. Bet aš 511 nenurašau. Tai šnekant apie Karo Tactical MK2 liemenę, tai dabar biškai mes paignoruosime visus priedėlius pridėtus, bet kaip minėjau, aš galiu juos ir nuimti iš tikrųjų, kad geriau matytųsi, ką mes perkam ir ką mes gaunam. Okay? Tai čia visų pirma apie priedėlius pašnekėsiu šiek tiek vėliau, kas yra pridėta pas ją dabar. Bet jūs ką gaunate? Tai jūs gaunate tiesiog liemenę. Tai kaip minėjau, priekinė kišenė, pavadinkim, tą vadinamą plate carrierą, ir galinė kišenė, kur irgi įsideda plokštė.
ką jūs perkate ir ką jūs gaunate. Pas mane čia dabar yra plokštis įdėtas, bet nekreipkime tą dėmesį. Tai kaip jūs perkat, jūs gaunate štai priekį ir galą. Ir tai jums kainuoja 220 €. Tai kaip minėjau, kad man iš pradžių ta suma tikrai pasirodė ganėtinai didelė ir aš galvoju, už ką mes mokam. Tai iš ko jinai pagaminta, visos medžiagos tikrai yra labai geros ir nėra apie ką jas šnekėti. Kaip minėjau, galite nueiti pasiskaityti 500 dekurdūrą, pajaukauti, atsparus šiek tiek lietui, vėjui ir visam kitam, velcro, visi užtrauktukai. Tai tą jūs galite, kaip minėjau, pasiskaityti pas patį gamintoją puslapį, įdėsiu linką. Bet kas man labiausiai patiko, tai kaip minėjau, dėl to, kad petnešos, jos štai atrodo, iš pat pradžių jos atrodytų ganėtinai tokios gal silpnos, bet praėjęs, kaip minėjau, praėjęs su šita liemenė 35 km ir su savo tikrai sunkia kuprinė, kuri gal svėrė virš 20 kg, visiškai nebuvo jokio skausmo pečiuose. Tikrai nieks nenuspaudė. Ir aišku, pas mane dar buvo naudojami ir Comfort paketas Karo Tactical, bet jisai neįveina. Jisai tikrai neįveina į visą šitą, kaip pasakyti, perkant paketą, perkant liemenę, Comfort paketas neįveina, jį reikia atskirai nusipirkti. Tai jis vėl kainuoja papildomai pinigų. Bet ar aš rekomenduočiau šitą liemenę, ta prasme, pinigai tikrai nėra maži, bet ar aš norėčiau grįžti atgal prie 5.11, pavaikščioti štai su šitą liemenę, tikrai ne. Nenorėčiau grįžti prie 5.11, aš pasirinkčiau šitą liemenę. Ir kitas dalykas, buvau taipogi šaudykloj ir mes vėlgi, kai kurie gal naudoja kitokias liemenės, tų liemenių pasirinkimas tikrai yra ganėtinai didelis, platus Lietuvoje. Dabar tikrai, aš atsimenu, prieš 3 metus nebuvo iš ko daug rinktis, dabar tikrai belė kiek tų liemenių galima iš visų rinktis ir ganėtinai dažnai mes galim pasiklysti ir nežinot, kuri liemenė yra gera ir ką verta pasirinkti. Tai viena iš dar susidurimų problemų, bent jau su 5.11, kaip minėjau, tos petnešos yra ganėtinai plačios ir šaudykloje, darant visokius pratimus, kartais būna, kad yra sunku įstatyti buožę, ginklų buožę į petį ir kartais tenka netgi patraukti pačią petnešą, kad ginklas įsistatytų. Su šita liemenė, aš vakar buvau šaudykloj, judėjau tikrai nemažai su ginklu ir visiškai jokių problemų nebuvo, nereikėjo kažko ten koreguoti, tiesiog šitie, kaip pasakyti, petnešos jos visiškai nemaišo įstatyti ginklą, kadangi jų yra tas, kaip pasakyti, dizainas unikalus ir kampas, kaip yra petnešų kampas padarytas, tai yra labai unikalus ir tikrai šitas aspektas yra išdirbtas Karo Tactical labai gerai. Ir matosi, kad, kaip Karolis sako, kad jisai galvoja apie problemas, su kuriomis susiduria operatoriai ar tie, kurie vartoja šitas liemenes. Tai apie tai ir buvo pagalvota, kad liemenė nespaustų, kad būtų galima su ginklu gerai manevruoti ir nereikėtų čia jokių pataisimų daryti su kita ranka, patraukti petnešą, kad įsistatytų ginklas gerai į petį. Tai apie šitą Karolis ir buvo pagalvojęs, kad turbūt kaip šitą visą liemenę kūrė ir darė. O dabar toliau, tai jeigu mes jau perkam liemenę, nusprendėme nusipirkti tokią liemenę, dabar čia biškutį paignoruokime štai šitos priedėlius, nes čia yra visiškai irgi iš Karo Tactical, bet bus atskira tema dėl šitų priedėlių, tai mes dabar, aš tiesiog nenorėjau nuimti, tai mes dabar juos nekreipsim dėmesio. Tai nusiperkam liemenę. Kitas dalykas yra, kad šita liemenė yra, aš bent jau vadinu ją modulinė, ne? Tai jinai yra modulinė ir kodėl taip yra, aš jums papasakosiu. Tai nusiperkam liemenę, tada mums reikia, aišku, taipogi pirkti ir kamerbandus. Tai kamerbandai vėlgi kainuoja kažkur gal šiek tiek virš 30 €, dabar bijau suklysti, bet viską surašysiu. Koks būtent va čia yra visas setupas, viską surašysiu su nuorodomis, sudėsiu į video ir jūs galėsite pasižiūrėti, kokios tos visos kainos yra. Tai jums tada teks nusipirkti ir kamerbandus. Dabar dėl kamerbandų. Tai kamerbandai ateina su greitų nuėmimų sagtimis ir tada čia ant galiniai padėti, galiniai daly mes turime vėlgi velcro. Dabar yra labai susidaręs didžiulis, ne didžiulis, bent jau kiek aš esu šnekėjęs su kitais šauliais, su kitais žmonėm, kariais ir visa kita, kas jiems patinka, ką jie labiau renkasi, tai visi kažkaip ne visi, negaliu sakyti, kad visi, bet esu girdėjęs, kad kai kurie
ir man yra sakę, kad labai žiūri skeptiškai vat, būtent iš tai tokį pasirinkimą. Kažkodėl jie galvoja, kad būtent su velcro ant nugaros pritaisius nelabai laikys ir gali būti, kad jisai visas kamerbendas gali atsiklijuoti. Ta prasme, kad jis nelaikys. Tai jie visi nori, kaip būtent 5.11 yra, kad ten eina dvi tokios vėlutės, tu turi pro molę praverti, viskas prasiveria ir tada jos labai tvirtai laikosi. Tai, kadangi, kaip minėjau, aš ją išbandžiau tikrai ne šiaip savo išėjęs pasivaikščioti, bet tikrai per pratybas, ilgai taktikuodamas ir tokių problemų visiškai nesusidarė. Tai tiesiog paprastai ant galo, ant galinės plokštės yra velcro, mes priklijuojame, aišku, galim atsireguliuoti, kiek mums reikia, mes tiesiog priklijuojam ir viskas. Ir dar šitie kamerbendai vėlgi turi elastinę juostelę, štai čia galiniai daly, tai jinai dar kažkiek tamposi. Ir viskas. Ir kad jie kažkur pabėgs ar nelaikys, ar tas velcro išdils ir atsiklijuos po kažkiek laiko savaime, nemanau, nes vėlgi velcro yra tikrai geros kokybės. Ir visas liemenės pasiuvimas yra labai žiauriai geras. Neradau prie nieko, ko galėčiau prisikabinti, žiūrėdamas ir narplydamas šitą liemenę. Tai vėlgi, dabar kaip pagalvoju, sudedu visus pliusus, tai minusų aš joje neradau, apart vieno pačio pradinė momente, kad jos kaina yra tikrai nemaža. Bet pasišnekėjus, padarius kelias apklausas, netgi savo Instagram paskyroj, pamačiau, kad žmonės linkę dauguma žmonių, ten gal buvo apie 60%, jeigu gerai pamenu, linkę investuoti į šarvinę liemenę 250 plus eurų. Tai vadinasi, kad šita liemenė tikrai yra dauguma investuotų tokius pinigus į liemenę. Dabar apie patį mobilumą galim pasišnekėti, tai liemenė, vėlgi priklauso kokias plokštės įsidėsit, pas mane tikrai plokštės yra ganėtinai sunkios, po 3,5 kg vienai plokštai, tai jau iš karto gaunasi pas mane 7 kg, dar aišku kiti priedėliai vėl prideda svorio. Tai aš manau, kad jinai man visur atsistoja apie gal kokius 8,5 kg, gal 9 kg. Bet manevringumui, judėjimui tikrai netrukdo, aš pasidalinsiu ir video čia kažkur bus, ir šaudimų, ir nuotraukos iš pratybų. Tai tikrai buvo nebuvo tikrai jokių problemų su manevringumu. Tai mes nusipirkome liemenę, nusipirkome kamerbandus ir šita liemenė jau atsistoja pas mus virš 200 kažkur, sakykim, 60 eurų. Tada priekyje, kodėl aš sakau, kad tai yra modulinė liemenė, nes priekyje mes neturime įprastų molės sistemų, kad nusipirkam kažkokį tai dėklą, mes tada su molė jį prisidedam ir viskas. Man toks setupas, toks išpildymas liemenės, pasveikinti šitaip, dar labiau patinka. Todėl jinai yra moduli. Dabar mes galime rinktis iš dviejų dalykų. Tai mes galime rinktis iš vadinamo plakardo. Tai yra tiesiog paprastas plakardas. Čia, by the way, čia yra ne karo tactical plakardas, tik šiaip paėmiau plakardą, kad jūs suprastumėte. Tai yra tiesiog paprastas plakardas. Jau su molė, tai mes galim šitą plakardą susidėlioti, ko mes ant jo norim, tai dėtuvės ar tai būtų kažkoks admin dėklas, mes galime čia viską susidėti ir tada mes jį galime prisiklijuoti su velcro ir lygiai taip pat su segtukais prisisekti štai čia, kad jisai laikytųsi. Ir mes turime vieną opciją, su kuo mes galime eiti į pratybas, ar misiją, ar dar ką mums reikėtų daryti su ta liemenė. Tai ar tai būtų admin dėklas, ar tai būtų 3 dėtuvų paučiai, ar tai būtų 3 dėtuvų paučiai ant viršaus admin dėklas, kažkas tokio, kaip jūs tik norite, tą galite susidėti ir susiplanuoti. Bet jeigu jums reikia kažką pasikeisti, jūs atsegat segtukus, nusimat šitą plakardą ir galite jį pakeisti į kitą plakardą. Dabar jums parodžiau paprastą, tą vadinamą pliką plakardą. Jo. Kitas dalykas yra pas karo tactical, galite jūs tada rinktis iš dviejų tipų, kaip minėjau, tas plakardas ir tada yra kibiras. Jis vadinasi kibiras, tai šitam plakardė ką mes turim. Tai lygiai taip pat turim velcro, tada yra pats plakardas, bet jis jau yra toks kibirinio tipo. Jau yra, galim rinktis iš dviejų tipų 5.56 kalibrai arba 7.62 dėtuvėm. Tai yra 3 dėtuvės ir tada priekyje jau turim molę sistemą. Ir vėlgi mes prisiklijuojam, prisisegam ir turime štai va tokį
plakardą uždėtą čia ant priekio kibirinį ir tada vėl čia ant molės mes galime užsidėti dar papildomų dėtuvių dėklų, ar galime užsidėti netgi tą vadinamą administracinį kokią tai dėklą. Galime vėl susistartinti. Ir jeigu mums reikia štai tokio dalyko, mes, kaip pasakyti, kaip pavyzdys, galim turėti 2 plakardus. Vieną su 556, kitą su 762, susistapinę vienaip. Nusimam, užsidedam 762, jeigu nebereikia 762, jeigu jūs einat šaudyti su 762 kalibrų ginklu, nusimam, užsidedam 556, tada einam šaudyti su 556, jūs turite jau setupą tam padaryti. Tai pašnekėjom apie liemenę, apie kamarbandus, apie plakardus ir tada ką mes dar galim. Kaip matėt video pradžioj, pas mane visa liemenė buvo setupinta šiek tiek kitaip. Tada mes dar galim pagalvoti apie... Va, čia užsisiekim greitai. Tada mes galim pagalvoti vėlgi apie Comfort paketą. Comfort paketas vėlgi kainuos apie gal virš 30 eurų, aš manau, jeigu yra atsimenu, gal 36 eurai. Tai Comfort paketė įveina, susideda iš 6 dalių, tai yra petnešų Comfort paketas. Tada turime tiek ant priekinės plokštės, tiek ant galinės plokštės klijuojasi štai tokie padukai, kurie vėlgi šiek tiek atstumia plokštę nuo kūno, leidžia kvepuoti irgi čia gaunasi taipogi savotiškas paminkštinimas. Tai tada, jeigu norit, galime pirkti ir Comfort paketą ir aišku, pas mane dar buvo uždėtas Belly Pouchas. Dabar su Belly Pouch jisai labai įdomiai pagamintas. Iš pradžių galvojau, kodėl jis taip įsikiša ir po to vėlgi, kaip turbūt Karolis pagalvojo apie tuos vadinimus Belly Pouchus ir su kokiom problemom mes vėlgi irgi susidarim, tai su maniškiu aš, jeigu noriu kažką pasimti, man reikia labai pasilenkti, atsisekti ir žiūrėti, kas ten yra ir kažką suras, kad norėčiau jį įsitraukti, ne? Kad ir koks ten daiktas bebūtų, ar užrašinė, ar pieštukai, ar kompasas, ar dar kažkas. Šitas Belly Pouchas jau šiek tiek pagamintas taip, kad jisai šiek tiek įsikištų. Jisai jau šiek tiek įsikiša, galbūt reikia žemiau pakabinti. Bet jisai šiek tiek, kaip matot, įsikiša ir tada mums yra daug lengviau atsisegus žiūrėti, ką aš noriu pasimti. Ar tai būtų žiebtuvėlis, ar tai būtų vadinamas žibintuvėlis, ne? Tai jau lengviau surasti ir pažiūrėti, ką mes norim pasimti. Tai šita pas mane liemenė yra visa multikaminė, kaip taisyklė, multikamas yra šiek tiek brangesnis negu Ranger Green būtų spalva. Tai aš manau, kad dauguma vis tiek pirktų Ranger Green arba tau. Jeigu mes žiūrim į tokią liemenę su visais priedais, kuriais aš esu čia užsidėjęs, tai šita liemenė kainuotų gal netoli 400 eurų, tai yra tikrai nemaži pinigai. Bet dar vienas dalykas buvo apie šitą liemenę gamintą pagalvota, tai buvo visas laidų, kaip mes turime racijas prisidėję ar dar kažkokios tai elektroninės priemonės, tai vėl buvo sugalvota ir visas laidų išvedžiojimo, kaip pasakyti, laidų išvedžiojimo problema, su kuriomis susidarėm, tai vėlgi mes ant šono irgi net ir čia turime, kaip matot, molės, ne? Tai turim čia netgi molę, tai mes galime prasivesti, ar tai būtų racijos, ausinių laidai kažkaip, mes ta prasme galim susisetapinti ir kad viskas būtų kuo arčiau liemenės, kad nieks už niekur nekliūtų, tai galime tiesiog prasivesti, susisetapinti taip, kaip reikia. Tai pati liemenė, aš jie tikrai labai užskaitau ir po ilgų pratybų, po šaudyklos, aš dabar suprantu, kodėl jos yra tokia kaina. Kad jinai nėra tikrai, kaip pasakykime, pigi liemenė, bet jinai tikrai yra, aš pavadinčiau high-endinį šiek tiek. Ja? Tai aš suprantu, kodėl yra tokia kaina ir prie kokybės, prie medžiagų tikrai nėra prie ko prisikabinti ir prie pačio funkcionalumo taip pat. Tai ar aš jį rekomenduočiau? Taip, rekomenduočiau, tikrai. Tai galit patys nueiti pasižiūrėti į Karo Tactical puslapį, kuris bus prisegtas šito video aprašyme ir pasižiūrėti visokiausius dalykus, ką jie gamina ir ką jie siūlo. Ir žinoma, kokios kainos yra štai tokių liemenių. Bet, kaip visada,
Ačiū Karoliui ir po šio video paskelbimo savaitę laiko bus nuolaida štai būtent šitai liemeniai. Tai vėlgi nuolaidos kodas bus aprašyme, tai nueikit ir jeigu jūs tikrai domina, nes kai kurie žmonės man rašė, kaip minėjau, kad jie galvoja apie įsigijimą šitos liemenės, bet nežinojo, ar jinai yra gera. Tai manęs paprašė, kad aš jiem parašyčiau, nes nenorėjo laukti, kol išleisiu video. Tai parašiau ir turbūt, kad nežinau, nusipirko ar nepirko liemenės, bet tikrai rekomenduoju šitą liemenę. Tai jeigu norit vieną įsigyti ir įsigyti pigiau, tai yra nuolaidos kodas, pasižiūrėkite aprašyme, nueikite į Karo Tactical parduotuvę ir įsigykite. Šiam kartui sakau tiek ir iki kitų kartų.